Labas vakaras, gerbiamas naujametinis žiūrovas. Sveikas naujametinis mano pelė kolega Mauserį. Labas, mamytė, nepyk, kad šiandien vėl neatvažiavau pas tave šiais metais. Sveiki gyvi, sveiki mėly žiūrovai, sveiki gerbiamas Melės Urski. Sveika, mėla žmonelė, nepyk, šiemet irgi. Kaip sakoma, jau nebeatvažiuosiu. Norėčiau pasveikinti visus su artėjančiais medinių arklio metais. Stop. Jokių medinių arklių. Prisižaidėm vaikystėj, užteks. Ir iš vis gana užteks vergaut kiniškiams žaislams. Bet žiūrėkit, pagal kiniečių horoskopą, kas 12 metų ateina tie arklio metai, tai nuo jų kaip ir niekur nepabėgsi. Tai aš ir sakau, gana kitaisko širpotrebo. Aš sakau, didelį trispalvį ne visam šitam kitaiskam šlamštui ir iš viso, kas į mūsų pagonišką kraštą atnešė visus šitas kitaiskiškus horoskopus. Aš suprantu dar ten, kokie ten pas mus gali būti metai Lietuvoje. Arklio gali būti, jo. Bet prie ko čia visokie bežionės, drakono metai? O tai ką jūs siūlot? Aš siūlau save. 2014 naglos pelės metai. Pritariu. Malonu, kaip jūs čia maloniai man ranką paspaudėt. Štai pritarė pelė, pritarė ir žiūrovas. Pritarė ir scenos žvaigždės Irena Starošaitė ir Inga Valinskienė. Moteris, kurioms nepatinka žiema. Nors aš norėčiau su jom po pirties dūkti sniege, dūkti iki kito užėjimo į pirtį. Ir ten pirtį mes galėtume jos leškos. Aš atsimenu, pas Valinskią kažkada pirtį buvom, tai dūmai tik rūks. Režisierius, gal jūs paleiskite muziką, nežinokit, kai Surskis pradeda girtis, tai čia ateis nauji metai, leiskit muziką, dainą. Leškas paglamonėt. Žiema, be sniego puros ant medžių šakų. Man nepatinka žiema, kai ledo nėra ant ežerų. Man nepatinka žiema, kai vietoj pūgos lyja lietus, nes niekas ne ledas, tirštas rūkas užkloja žolę, medžių lapus. Patinka man žiema, vasara karšta, kvepiantis ruduo, pavasario aistra. Patinka man žiema, vasara karšta, kvepiantis ruduo, pavasario aistra. Man nepatinka tarp žmonių, kurių akyse juoda tuštuma. Ir man nepatinka tarp žmonių, kurių širdyse kerštas klasta. Patinka man žiema, vasara karšta, kvepiantis ruduo, pavasario aistra. Patinka man žiema, vasara karšta, kvepiantis ruduo, pavasario aistra. Patinka man žiema, vasara karšta, kvepiantis ruduo, pavasario aistra. Patinka man žiema, vasara karšta, kvepiantis ruduo, pavasario aistra.
tada Valinskas paėmė pilną kibirą vandenio ir jį blinkšt, šliupkštelėjo ant įkaitusių akmenų, visiems net ausis užsiraitė. Tęsime laidą Naglos pelės. Žiūrėkit, gerbiamas Urski, jeigu 2014 metai bus Naglos pelės metai, pagal jūsų horoskopą, tai sakykite, gerbiamasis, prašom, kokie praėjusieji metai buvo. Žioplos bobos metai. Kuria prasme? Labai daug bobo pridarė labai daug žioplų dalykų. Kai kurios žioplos bobos atsidūrė ne savo vietoje, kai kurios, nedurnos bobos ištekėjo už žioplo vyro. Tai kas čia taip apsižioplino? Naglos pelės horoskopas turi 12 metų ciklą. Tai po 11 metų, kai praeis, tada ir pamatysim, kas apsižioplino ir su visom giminėm, su viskom. Tai kol nesibaigė žioplos bobos metai, tai siūlyčiau paklausyti protingų moterų. Grįžtame į Naglų pelių studiją ir tęsime mūsų naujametinį vakarą. Taip, malonu. Surski, Taip, prašau jūsų. papasakokit man ir žiūrovai, ką jūs nuveikėt šiais metais praėjusiais. Patviraukit, taip nuoširdžiai. Gerai, patvirausiu, aš perskaičiau Senį ir Jūrą. Pagaliau, prisiverčiau ir perskaičiau Senį ir Jūrą. Jūrą perskaitė. Senį ir Jūrmalą. Perskaitė prezidentė, Seimo pirmininkė perskaitė, Valinskas net 2 kartus perskaitė. Aš galvoju, kodėl aš negaliu perskaityti. Nu ir toks klausimas. Nu ir kaip jums? Man? Taip, zanudna prizanudna. Skaityti kaip kažkoks kitas žmogus ir dar senis žvejoja ir nieko nepagauna. Pfu, nepagavau tas knygos prasmės. Nu bet prisivertėt. Prisiverčiau kaip žvejobai. Būdavo pasiimu alaus, darbiškai alaus, dar čiutaškai alaus ir darbiškai alaus. Ir skaitau nuo ryto iki vakaro. Vakare ateinu, Surskienei raportuoju, senis nieko nepagavo. Bet palaukit. Senis juk pagavo didelę žuvį. Tik po to rykliai jam biški suėdė kažkaip. Rimtai pagavo? Nu. Tai gal aš nedaskaičiau iki galo.
Bet atsimenu, tarsi vieną kartą būtų lyg tai alus pasibaigęs, beskaitant. Žinot, ten pabaigoje kažkaip tai buvo taip, kad senis pavargęs nuveina miegoti ir sapnuoja liūtus. Ūkininkas pavargęs? Senis, koks ūkininkas? Ūkininkai iš vis nieko nesapnuoja. Greitai svajonės praeis, o dar greičiau dienos, kai esi tu su savo draugais. Kai sėdžiu vienas, aš ir būna man liūdna, vartau vaikystėje skaitytas knygas. 10 metų gyvena ten liūtas, bet tikrai žinau, kad jis niekam neįkas. Įsimylėjęs mano liūtas bežionę, negali niekaip nusigręžti nuo jos. O bežionė gyvena svajonėmis, kad tuoj kažkas ant balto žirgo atjos. Neliūdėk, liūtė, neliūdėk, liūtė, greitai svajonės praeis. O dar greičiau dienos, kai esi tu su savo draugais. Pažiūrėk, bėga, pažiūrėk, veja žmonės savas svajonės. Pažiūrėk, niekas tik neieško tavęs. Aplinkui tik visi svajonėm gyvena, sau per dienas iš oro stato pilis. Ir aplink stovi pilis lyg debesys, nors jas lietus ir vėjas greit išsklaidys. Neliūdėk, liūtė, greitai svajonės praeis. O dar greičiau dienos, kai esi tu su savo draugais. Pažiūrėk, bėga, pažiūrėk, veja žmonės savas svajonės. Pažiūrėk, niekas tik neieško tavęs. Liūtė, greitai svajonės praeis. O dar greičiau dienos, kai esi tu su savo draugais. Pažiūrėk, bėga, pažiūrėk, veja žmonės savas svajonės. Pažiūrėk, niekas tik neieško tavęs. Gerbiamas Siurski, ką jūs šiemet išrinktumėt tokių metų kultūros įvykių? O jūs čia mane tikrai prigavot. Kas čia galėtų būti? Gal galėtų būti Statkevičiaus Juozo kolekcijos pristatymas, kuris elegantiškai nusirovė barzdą. Bet gal buvo kas nors dar gilesnio, nežinau, nes ten pasibuvo tik tais paviršutinių drabužių prie kolekcijų. Sutinku paviršutinišką, nes visiškai nesimatė. Apatiniškų rūbų nesimatė. Visiškai, kiek bežiūrėjau, nieko nemačiau. Bet pagalvokim, gal buvo kokia nors ten paroda ar spektaklis koks nors. Vis tiek turėjo būti kažkoks kultūrinis renginys, ne? Tai aišku turėjo. Žinau. Tai turėjo būti, reiškiasi, ir buvo. Reiškiasi, sakyčiau, Natalijos Bunkės ir Danieliaus Bunkaus skyrybos. Ir kur jūs čia įžvelgiat kultūrą? Jūs pažiūrėkit, kaip jie kultūringai išsiskyrė. Nuvėjo pas teisėją ir per 5 minutės tik pist ir išsiskyrė. Nei turto dalybų, nei lėkščių daužymo, nei ginčių, kam atiteks televizorius. Vot jūs atsimenat, kaip prieš kelis metus viena Kauno pora skyrėsi? 5 metus vienas ant kito per televizorių su DNR tyrimais. Nereikia. Buvo seniai ir neteisybė. Tai ką turim? Metų kultūros įvykis, Bunkės skyrybos. Ot. Statį už restorano baro stovėjo miesto pažiba ir kvietė lygytės nektaro barmeno Beno šypsena. Gražuolio ūsai kaip husaro, merginų audavo pulkai, o Benas imdavo gitarą ir uždainuodavo linksmai. Meilės niekada per daug nebūna, ir tarytum dykumoj vanduo, ir kada aistros banga užgriūna, supranti širdį dar neruduo. Bet vieną vakarą prie baro prisėdo tyliai mergina,
Одна сцена giesmę varo. Kuo jūs vardu, a jūs viena? Apdovanokit Benjaminai, esu studentė Marija. Girdėjau, kad visi jūs žino, o aš atleiskite dėja. Meilės niekada per daug nebūna, įtarytum dygumoj vanduo. Ir kada aistros banga užgriūna, supranti, širdį dar neruduo. Užtraukęs kosmoso pakelį, jis užsirūkė išdidžiai. Kokia juokinga jūs, panelė, tačiau išėjau atvirkščiai. Kai nelauktai žiedais gegužio prašyto meilė širdyje, ir jau savaitė miestas ūžia, suvystė Bena Marija. Meilės niekada per daug nebūna, įtarytum dykumoj vanduo. Ir kada aistros banga užgriūna, supranti, širdį dar neruduo. Visi spėliojo kaip pašėlė, kada barmenas ją pames, o Benas ėmė ir iškėlė miestelio amžiaus vestuves. Meilės niekada per daug nebūna, įtarytum dykumoj vanduo. Ir kada aistros banga užgriūna, supranti, širdį dar neruduo. Tikras jausmas visada nekviestas ir ateis neklausomas tavęs. Surski, pakalbėkime apie šių metų Lietuvos nesėkmes. Vat Ukraina. Ukraina. Atsisakė draugauti su Europos Sąjunga. Sąjunga. Ir pasirinko Rusiją. Vat jūsų mėgiama Armėnija. Armėnija. Jūsų mėgiama Armėnija. Irgi atsisakė, irgi pasirinko Rusiją. Azerbaidžanas, vat irgi tenais. Nu tai ir Ukraina, ir Azerbaidžanas yra laimėję Eurovidinyje. Tai jos dabar koncentruojasi ties kitų renginių, Slovenskį bazar. Vat Lietuva jau beveik 10 metų, kai yra Europos Sąjungoje, šitos Eurovizijos nelaimėjo. A tai čia dėl to, kad mes nebendraujam su ubagais. O būtent ubagai daugiausiai ir priskambina per Eurovidinyje. Va žiūrėkit, Estija ir Latvija tai įstojo kartu su mumis, Estai jau seniausiai Euro turi, vat Latvijai turės nuo rytojaus. Tai mes laimėsim Euroviziją ir mes iškart turėsim. Jo, bendrai, čia biški aš. Siūlau tada atrišti litą nuo Euro ir pririšti prie Eurovidinijos. While we love
Gerbiamas Jurskis, šiemet buvo labai populiaru kreiptis į teismą, ypač dėl algos ir šiknos dydžio. Tai tą progą klausiu, kiek kartų kas šiemet jūs padavė teisman? O šiemet buvo ramus metai. Mane pateikė į teismą 6 kurtais sykius, aš pats 3 pateikiau į teismą. Leiskit atspėsiu dėl garbės ir orumo įžeidimo. Ne, teisme jau 3 metai, kaip iš manęs nepriima ieškinių dėl garbės ir orumo įžeidimo. Teisėjas sako, eikit, ponas Surskis, jūs neturite nei garbės, nei orumo, von iš čia. Kai ant manęs paduoda dėl garbės ir orumo, teisėjas vėl sako tam jau kitam ponui, kur ieškovas, sako, ponas, pats kaltas, kad su Surskiu susidėjot. Jis neturi nei garbės, nei orumo, eikit iš čia, sako teisėjas. Nesąmonė, šiaip visi turi, net pupytės turi garbę ir orumą. Tai gal pupytės susistatė dirbtinius garbę ir orumą? Aš irgi taip norėčiau. Bet aš tiek pinigų neturiu. Mano visi teismai yra dėl alimentų ir Opel Askonijos sportinio modelio detalių. Aš atsisakau Surskiai nemokėti alimentus, kol jinai man negražins pagal sąrašą, cituoju dabar. Opel Askonijos generatoriaus dirželio, išminamojo sankabos guolio, kairės pusės pusašio suportas ar kažkas tai, granatas, dar viena granata ir valytuvas. O jūs atsimenate? Mane užtat padavė į teismą kelininkai, nes mano Opelis stovi gatvėje ir trukdo valyti sniegą. O kodėl Surskienė jums neatiduoda šitų detalių? Ne, jūs pelė ir paklausėt. Taigi aš nemoku alimentų, nes man detalių Opelio negražina. O tai kodėl jūs elementų nemokat? Aš nemoku ją dėl to, kad man negražino kairės pusės pusašio. Debilas. Suprantu. Pats metas kviesti į sceną Radžį. Akys juodosios, akys degančios, akys mylinčios ir taip gundančios, kaip aš myliu jas, kaip bijau prarast, gal net tuo laiku. Mačiau aš jas staltiesė balta, aplieta vynu, miega taboras po dangaus skliautų. Ir tik vienas aš taurę vis keliu, apsvaigintas jos kerinčių akių. Pabučiuok mane, aš tavęs meldžiu, pabučiuok mane, nesuvalgysiu, pabučiuok mane, po to aš tave, o tada abu dingsim naktyje. Akys juodosios, akys degančios, akys mylinčios ir taip žudančios, kaip aš myliu jas, kaip bijau prarast, gal net tuo laiku pamačiau aš jas.
Surskiai, vat, metų sandaroje išduokit vat, ir man, ir prie stalo sėdinčiam žiūrovui. Vat, ko jūs tikitės iš sekančių metų? Nu, tai čia kaip kiekvienais metais tas pats. Mano laiškai kalėdų seneliui yra visada copy-paste. Kad noriu laimėti teleloto ir užbaigti pagaliau virtuvės remontą. Nu, bet gerbiamasis biški ir nuliūdinsiu jumis, nes kiek žinau, jūs neperkat teleloto bilietų, nes nebelieka pinigų tam, o virtuvę jūs remontuojat nuo tų laikų, kai Sabonis dar žaidė su abiem sveikom kojom už Lietuvą. Dar žaidė su Dražinu Petrovičium. Dar Mačiulionis žaidė, aš tada dar detalės pirkau. Nu, a jeigu jūs pakeistumėt savo norus ir vietoj būto remonto, nu, pasirinktumėt kokią nors kelionę į Turkiją. Nudegti ant saulės aš galiu ir prie žaliųjų ežerų. O būto remontas man yra brangus kaip prisiminimas. Aš kiek save prisimenu, taip ir remontuoju jį, remontuoju. A jūs taip nesinervinkit. Šventinis vakaras, fejerverkai. Gražu, kaip sakoma. Naglos pelės metai artėja. Jo, jūs man atsakykit, va taip gerbiamasis, nu kodėl jūs neperkat loterijos bilietų, vat norit laimėti loterijų milijoną? Aš, matot, laikausi kitokios filosofijos. Aš žiūriu po kamšteliu. Nu, nusipirkė alaus, kaip sakoma. Pažiūriu po kamšteliu, milijono nėra, bet vis tiek turi mažą pergalę savo. Aš vis tik norėčiau grįžti prie mano būto remonto, reiškiasi. Žinokit, nereikia, pasiklausom dainelės. Atkeliavo šventė ir į mūsų kiemą. Tik todėl pagaliau, nes viso to norėtų. Dėl tavęs aš baisiai atkaklus. Aš paversiu stebuklu kiekvieną dieną, kol galiausiai pasakysi, koks gražus aš vyras. O netylėk kaip žuvis, pasakyk prašau, kad aš žavus. Oh my God, net pasaulio pabaiga nenutrauks ir gana tos mano meilės tau, nes kai aš prie tavęs, mano kelias man per siauros. Niekada jokia pasaulio pabaiga nepakeis niekada meilės tau ir gana. Tau mėnulį perku, pofik, kad kišenės kiauros. Aš vieną viziją matau kiekvieną dieną. Vienai labai mes abu, kai man 72. Tu, greit pasaulio pabaiga. Mylėk dabar. Oh my God, net pasaulio pabaiga nenutrauks ir gana tos mano meilės tau, nes kai aš prie tavęs, mano kelias man per siauros. Niekada jokia pasaulio pabaiga nepakeis niekada meilės tau ir gana. Tau mėnulį perku, pofik, kad kišenės kiauros. Oh my God, net pasaulio pabaiga nenutrauks ir gana tos mano meilės tau, nes kai aš prie tavęs, mano kelias man per siauros. Grįžtame į Naglos pelės TV studiją ir vėl visi laukiam draugiškai naujų metų. Prašom, kolega. Gerbiamas Surski, šie vat praėję metai greičiausiai įeis į Lietuvos istoriją kaip pavykę seksualinės revoliucijos metai Lietuvoje. Nu, žinokit, aš seksualinę revoliuciją pasidariau dar 80-metį, kai sekso iš viso dar nebuvo. Dar aš jums papasakosiu apie savo pirmąjį kartą. Gal nereikia konkretybių, gerbiamas Surski, aš norėjau pasakyti, kad valdžia aiškiai ir konkrečiai nurodė, kad seksas Lietuvoje yra privalomas iki 80 metų. Taip nurodė ne valdžia. Taip pasakė Aušrina Marina, kuri įsimylėjo gražią Egipto mumiją. O tai jinai ne valdžioje, norite pasakyti? Valdžioje. Tai kaip tada suprast tokį valdžios demaršą? Tu aš jūs paaiškinsiu. Klausykit, subsekventualiai mąstant. Jeigu tave į pensiją išleidžia vėliau, tai ir sekso atsisakytų irgi turi subsekventualiai vėliau.
Reiškia, kas turim. Tu neturi tada vaikščioti jokius ten mitingus, neskambinėk į radiją, nerink jokių parašų, o pareigingai atlik savo senolio pensininko seksualinės pareigas ir užmačias. Ir priederme. Ar aišku? Bet jeigu valdžia taip rekomenduoja visą, tai turi ligonių kasos padengti visas išlaidas? O tai kokios čia išlaidos? Nu tai, gėlės, šampanas, saldainės, žvakės. Žvakės, jo, nes tikrai išlaidų daug. Bet tada iš pirmo karto gali ir nepasisekti, o antrą kartą atėjęs, jau 80 metais, gali ir pamiršti, kad ar buvo pirmas kartas. Meilė akla. Po nakties ateis diena, žinok, aš esu šalia. Skausmas veria širdį man, iššaukęs tavęs. Koks laimingas aš buvau, nelaimiai tik supratau. Aklas būdamas mačiau kito klaidas. Aš neteisinu savęs, prašau atleisk. Noras keistis dėl tavęs padėjo suprast. Nenuleisk akių, jos verkia, aš girdžiu. Paliesk mane žvilgsniu, nors aklas, bet jaučiu. Nenuleisk akių, jos mato, kaip kenčiu, nes jos viskas, ką aš turiu. Nedrįsk nuleist akių, meilė akla. Yeah, I just can't believe you're gone, and I let it slip away. Yeah, well, I can't believe I was the one who caused you all pain. What I said you should know deep down inside, she didn't mean nothing to me. Yeah, yeah, yeah. What can I do to win back your heart? Hey, Nu, kad taip jau aptarinėjom visus praėjusius metus, tai reikėtų... Į sveikatėlę. Reikėtų aptarti, kas kiekvienam lietuviui buvo, brangiausia, svarbiausia. Žinot, kad žurnalistai metų automobilių išrinko Škodą. Ką jūs į tai? Jūs mano poziciją puikiai pat žinot. Viskas, kas pagaminta prieš Opel Ascona Sport, yra seniena, o viskas pagaminta po, yra šlamštas. Ir žurnalistai 23 metus šitą niekaip negali suprasti. Vot, kad čia paradoksas. Tai vat jumis patsai, kokį automobilį rinktumėt metų automobiliu? Volkswagen Phaetonas. Ir taupiausias, ir greičiausias. Bet tai, kad 200 000 kainuoja, kur čia taupai jūs, kur čia matot? Laukiau šito klausimo. Vat skaičiuojam. Išsigandęs aplinkos ministras nepirko šitas mašinos. Nepirko, aš nepirkau, Jumi nepirkot, operatorius nepirko. Nu, teisybė, nepirkau. Tai vat jau vien šitam siauram rate susitaupė 800 000. Ir aš tikrai žinau, kad Grimerio Jolanta irgi nepirko. Štai jums apvalainas sutaupytas milijonas. Siūlau sustoti, nes bukvaliai jau nebeturėsim kur pinigų dėti. A visiems naujų automobilių turėtojams turiu pranešti labai blogą žinią. Po kelių valandų jums pasens automobiliai jūsų turimi visais metais. Aš turiu savo Opel Ascona Sport ir man kas kiekvienais metais nesenso tik gražiai ir gražiai, kaip Eglė Vaitkevičė. Ką gali man žadėt, kitas pažadėjo. Ir ruduo, ir žiema be tavęs prailgo. Tiek dienų, valandų, kur buvai pradingus. Mes skirtingais ėjom keliais. Gal šį kart likimas atleis. Tu nebeltui šiandien šalia. Tokia buvo Dievo valia. Aš klajoti jau pavargau. Vėl džiaugiuos tave su
tave taip seniai glėbyje turėjau, be jausmų, be aistros, kaip gyvent galėjau. Kai myli, gali viską iškentėti. Kaip gerai, kad gali vėl mane turėti. Mes skirtingais ėjom keliais, gal šį kart likimas atleis. Tu ne veltui šiandien šalia, tokia buvo Dievo valia. Aš svajoti jau pavargau, vėl džiaugiuos tave suradau. Tik prašau ir vėl nepabėg, ir mane mylėk. Mes skirtingais ėjom keliais, gal šį kart likimas atleis. Tu ne veltui šiandien šalia, tokia buvo Dievo valia. Va tai vat prieš pat naujuosius, taip norisi atsiplėšti nuo tų žemiškų rūpešių, kartais pakelti akis į dangų, kur sukasi planetos, šitos žvaigždės, fejerverkai. Nu, Sukasi dar šitas Lituanikos lėktuvas, va čia metų įvykis. R Lituanikos, R. taip, jo. Juk pakilo vis dėlto, reiškia, iškilo. Aišku, jūs galite pradėti šaipyti iš manęs, kad Zuokas turi tik tais vieną lėktuvą, bet čia neišskaičiuoja esmė. Mes turim 99 km pajūrio pakrantės, reiškia, esam jūrinė valstybė, turim vieną skraidantį Zuoko lėktuvą, reiškia, esam oro valstybė. Nu, bet jeigu jūs būtumėt sekęs kokių nors garsių Lietuvos žmonių sentencijas, tai būtumėt girdėjęs Mamontovo išaiškinimą, kad mes esame maža agrarinė valstybė. Fantastika, reiškia, esam viena maža agrarinė valstybė, kuri sujungia visas 4 stichijas į vieną. Konkrečiau, padetalizuokite. Nu, agrarinė valstybė tai žemė, pajūrio ruožas yra vanduo, Zuoko lėktuvas yra oras. Tai kas aš dar neaišku? A kur dar viena stichija ugnis? Tai čia fejerverkai, jie toj bus. Tarp kitko, aš bijau fejerverkų, tai aš kiekvienais metais nuo jūs slepiuosi. Jūs pažiūrėkit, man po to papasakosit, kaip jie praėjo. Po stalu lenda ten. Taip. Nu, šiaip turiu pasakyti, kad ir mano šuo labai bijo šuva, tai... Tai jis durnas yra. Bijo. Ko čia bijot? Čia šunį tai bijot nėra ko, čia žmogus. Pelė gali bijot, šunį tai čia. Gal nori pakalbėti apie tai, kad neša gandrai. Ir kaip ateina meilė, jei tu einančiosios nematai. Jei nori paklausyk, galiu tam pasakyt. Tai tik mano
Ar jau buvo ferija vėl ir kažkai? Nu, dar nebuvo, dar nėra 12. Ar prezidentės naujametinis sveikinas buvo? Nu, šiaip nežinau. Aš dabar žiūriu Naglos pelės koncertą, tai nežinau, kada turi būti, ar prieš ar po. Tada aš dar pasikavosiu biški. Tai gal išlyskite. Ne, nei prieš tai, nei po to. Prezidentės sveikinimas turi būti laiku lygiai prieš vidurnaktį. Ir net jeigu tuo metu televizorius rodytų Likimo ironiją, net jeigu nauja Likimo ironijos versija, transliacija turi būti nutraukta ir mes privalom išklausyti prezidentės kreipimąsi į žmogus. Nu, didelio čia daikto. Aišku, didelio. Čia faktiškai antras prezidentės metinis pranešimas. O gal ir pirmas. Aš geriau šampaną per naujus metus neišgersiu. Ačiū, kad klaus. Bet per naujosius išgirsiu prezidentės sveikinimą. Aš geriau per Velykas ne vieną margučio nesudaužysiu, glostykit. Bet ne per naujosius išklausysiu prezidentės žodį. Stipriau glostykit. Aš geriau Joninės nelašo alaus neišgersiu. Nu čia, aišku, sunku bus. Bet tai, ko šiandien mums palinkės prezidentė, bus po česnamu, nes per naujus viskas yra iš širdies. Režisierius nutrauk mus ir paleisk prezidentės sveikinimą. A girdytų. Kaip tai neturim? Nu tai užleisk iš pernai metus. Irgi neturim. Glostykit mane. Nu tai užleiskite tada Lorietos Gražinienės sveikinimą. Ką reiškia ne šalies vadovė? Ką čia šneki? Tai gal jūs, gerbiamas Surski, taip, nu, nesikaršiuokit, nesiparinkit, lyskit lauk čia, nu ką jūs, lyskit, nėra tų fejerverkų, nėra nei tų graužinienių, švenčiam naujuosius metus, kai sakoma, tai ką mums taip čia pergyventi ir parintis, ja? Naujuosius Naglos pelės metus švenčiam. Aš jums kažkoks šuo, kad jūs mane glostot. Nu, jūs taip visą laiką sėdėjot, jums taip įprasta. Jums seniai gal iš kojytės, kas nespyrė į nosį. Nesimušam, susitaikom ir klausomės dainos. Aš jūs mane glosto kaip kokį čeburašką. Aš jums šuo? Ką? Su manim sunku, neretai aš savo pati nepatinku. Mano nuotaikos be proto kontrastingos ir aš jų nesuvaldau, gal ir nebandau. Skambinai ryte, gal įsižeidai, kad apriekiau tave. Suprantu, nelengva perprasti mane, liūdinčia kampe, nekalbėk žodžių malonių. Man nereikia jų, aš bloga, pavojinga, aš bloga, bet laiminga, nuodėminga ir šventa, protinga ir trenkta, aš bloga ir gera, svaiginga ir keista, kokia esu, tu nesuprasi niekada. Kokia esu, apkabink mane, kai būna nedrąsu. Suvaldyk, neleisk tuščiai savęs varstyti ir peržengti ribų. Viltį sugrąžinti ir išgelbėk nuo klaidų. Aš bloga, pavojinga, aš bloga, bet laiminga, nuodėminga ir šventa, protinga ir trenkta, aš bloga ir gera, svaiginga ir keista, kokia esu, tu nesuprasi niekada. Jei manai, kad mane supratai, žinok, kad tu klydai labai. Jei manęs iki šiol neradai, atsisuk, ar matai? Aš bloga, pavojinga, aš bloga, bet laiminga, nuodėminga ir šventa, protinga ir trenkta, aš bloga ir gera, svaiginga ir keista, kokia esu, tu nesuprasi niekada. Surski, mes va taip džiaugiamės, nu, nesibaigiančiais metais, va taip, va viskas čia, kaip sakant, dainininkai dainuoja, viskas gerai pagal scenarijų, bet juk gyvenime, žiūrėkit,
Ne viskasgi būna pagal scenarijų. Būna visokių ir netikėtumų ir skandalų galų gale. Nu. Būna, aš kartais nemo grįžtų ne pagal scenarijų, 6 valandom vėliau. Ir kur visai pagal ne scenarijų ir su kvapu dar. Tai tada Surskienė tokį pakelia, ne pagal scenarijų šabašą, kad visas laiptinės kaimynai sukyla iš savo golių ir jau nebeina gulti, iki pat išvažiuoja į darbus. Nu tai žinot, apie jūsų skandalus žino net ne tik jūsų kaimynai ir kaimynės, bet ir Belarusijos ambasada, bet mes ne apie tai. Ką jūs rinktumėt šių metų tikrų skandalų? Laukiau šito klausimo. Tad jis, velniukštis, žinojau, kad užklausė šito klausimo. Šaunuolis, gerai suformuluotas, savalaikis, tiksliai paskaičiuotas, suformuluotas kaip saugusio normalaus žmogaus, kaip pelės klausimas. Puikus klausimas. Ko jūs klausit? Koks metų skandalas? Nu tai čia yra be jokios abejonės gražulis celofaniniam gandonė ir su kelniam, kur užtrauktukas ant šiknos. Šitas netinka. Pas Gražulį visas gyvenimas yra skandalas. Nu, okei. Rūta Šogolevaitė nusikeikė tiesioginį eterį, pasakė... Nu, čia ne skandalas. Moteriškė daug konkursų visą laiką būdavo antra, tai ir šiemet nusikeikė pirmą kartą. Tai čia ne skandalas, o, kaip sakant, toks respektas ir rewardas už kantrybę. Nu gerai, popiežius atsistatydino. Nu gerai, čia ne skandalas, bet scenarijus yra netikėtas. Tai galėsim girtis, kad gyvenom prie 2 popiežių. Siūlykit dar ką nors? Skandalų kaip ir nėra. Ot, Kubilius nuvarė šalį, net normalių skandalų nebėra. Kubilius! Skandalų net nebeliko ant šalies per tą. Nu, jūsų žiniai valdo dabar Butkevičius, o ne Kubilius. Prašau? Nu, Butkevičiaus valdžia, socialdemokratai, socdemonai. Tai vat prašau, jums ir skandalas? Nu, šitą užskaitom. Mauzerį, dar iki 12 dūžio liko šiek tiek čiutački laiko, tai aš norėčiau jūsų atsiprašyti. Jeigu aš jumis per tuos metus ir šiaip anksčiau kokiu nors aštresniu žodžiu,
užgavęs buvau, neištesiau pagalbos rankos, biški gal skoloj likau. Tai siūlau, naujus metus, pradėkim viską nuo nulio. Nubraukim viską, pradėkim nuo švaraus popierio lapo. Na, gudrus esat. Žinokit, va taip nunulinti visko nelabai norėčiau, ypač kas liečia jūsų skolą man, vat biškutį čiut-čiut. Gaila, gaila, gaila. O juk taip norėjusi pradėti gyvenimą iš naujo nuo švarios, gražios lentelės be pėdskelių. Kaip Agnė Jagelavičiūtė, vatėm ir apsiženijo prieš pat kalėdas, be jokios pompas, be jokios reklamos, be jokių reikalų. Iš kur jūs toks įsitikinęs, kad be jokio reikalo? Jeigu žiemą ženijasi, tai gal yra kažkokis tai reikalas? Ne, tai čia ne mano reikalas. Aš tiesiog norėjau pakalbėti apie žmonės, kurie nusinulino. Apie Agnę, apie Oksaną Pikul su Jasaičiu, apie Valančiūną. Nu dabar jau supratau. Tai norit pašnekėti, kurios vestuvės buvo šiemet pačios įspūdingiausios? Nu, ne visai. Mane labiau domina nusinulinimas. Klausykit, nusinulinkit, kam jums ta skola, kam jums tie litai, Dieve tu mano, viešpatie Jėrgau. Po kelių valandų nebus jau to lito, bus euras. Man atrodo, jūs painiojatės, po kelių valandų euras bus įvestas Latvijoje. Ai, tai palaukit dar su ta skola dar 1 metus. Tada ir nusinulinsim. Tyli naktis primena sapnus, kodėl turėčiau vėl iš naujo nubus. Man nepatinka tavo šypsena, aš išdidi reikštinga dabar. Aš išeisiu į gatvę, pasiėmusi rankų savo skaudžią vienatvę, ir būsiu su ja, ir iškėlusi galvą, tyliai žengsiu per slenkstį, nes nenoriu žinot daugiau nieko apie tave. Kalbėti rimtai nebegaliu, ir tu tai žinai savo širdį. Man nelabai nebesvarbu, nes tu pavėlavai. Tu vis manai, kad esi kitos, gražus berniukas paliestas šviesos. Likimas paprastas kaip du kartu. Tokie berniukai, jiems būna sunku. Aš išeisiu į gatvę, pasiėmusi rankų savo skaudžią vienatvę, ir būsiu su ja. Aš iškėlusi galvą, tyliai žengsiu per slenkstį, nes nenoriu žinot daugiau nieko apie tave. Kalbėti rimtai nebegaliu, ir tu tai žinai savo širdį. Man nelabai nebesvarbu, nes tu pavėlavai. Apie tave kalbėti rimtai nebegaliu, ir tu tai žinai savo širdį. Man nelabai nebesvarbu, nes tu pavėlavai. Ir netikėsiu tavo pažadais, kad kada nors viskas pasikeis. Oh yeah, hey yeah, hey yeah. Apie tave kalbėti rimtai nebegaliu, ir tu tai žinai savo širdį. Man nelabai nebesvarbu, nes tu
Surski. Grįžtam į Naglos pelės studiją ir pakalbėkim apie kosmoso užkariavimą. Jūs kalbate apie pirmą lietuvišką palidovą, taip? Nu, turiu galvoj ne tiek pirmą lietuvišką palidovą, bet kad tas palidovas iš kosmoso kalbės prezidentės lūpomis. Jūs man kažkokią tai čia kosmosą stumėt. Va, Gagarino pirmi žodžiai buvo pajechali. Armstrongo vienas žingsnelis žmogui, bet milžiniškas šuolis žmonijai. Laikos ir Bielkos pirmi žodžiai buvo. Strielkos ir Bielkos. Strielkos ir Bielkos, jo, teisingai. Ir Tereškovas turbūt. Žodžiai buvo gaf, 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 gaf. A vat, kokie bus pirmi prezidentės žodžiai? Vat spėkit jūs. Ką jinai gali pasakyti, Kalba Vilnius 23 valandas 30 minučių. Čia Arno Rosino žodžiai. Aš ne prie ko čia. Nu, gerai. Nu, arčiau, šilta. Matau vis tiek, kad iš tikrųjų neatspėsit. Prezidentė pasakė linkėjimai lietuviams visame pasaulyje. Jinai šitai pasakė? Na. Jinai... Aš negaliu patikėti. Per kosmosą? Tai, o kaip jaustis Lietuvos graikui, Culolo, Lietuvos čigonui Radžiui, galų gale šitam Zingeriui, Tomaševskiui? Taigi, iš esmės, visa tai yra tiesiog iš kosmoso pasakyti žodžiai Lietuva lietuviams. Iš kosmoso. Nu, o ką turėjo prezidentė pasakyti? Jinai turėjo reikšmingai patylėti. Į trepačką. Pasiekti rūką išsklaidyti. Laiką sustabdyti, tu mano meilės balsas iš širdies. Tu mano meilės aidas iš erdvės. Ant aukščiausio kalno, aš ant tavo delno, saugoki mane. Aš tavam delne, tu mano meilės balsas iš širdies. Iš erdvės, nešk mane tenai, kur juokias angelai. Lai susijungs dvi širdys. Tu mano meilės balsas iš širdies. Nu ką, gerbiamas Surski, naujosius metus po ilgos pertraukos pasitinkame su viena lietuvė daugiau. Tai čia Oksana Pikul pagimdė kokią bliūdačką? Jūs visi apie tą lytinį gyvenimą, jūs bent per šventes nuo jo susilaikykitės. Man tik per šventes ir būna tas lytinis gyvenimas. Piliečių padaugėjo ant Lietuvos. Čiuožėja Izabela Tobijas gavo Lietuvos pilietybę.
Nu, tai sakyčiau, pagaliau Lietuvos pilietybę gavo ne koks senas rusas ar čečenas, o jauna graži mergina, kuri dar prigimdys mums visiems jaunų, gražių, talentingų čiažiojukų. Nu, aš žinokit, jums pritariu. Kai tokia demografinė padėtis, tai tikrai reikia nalievą napravą tas pilietybės dalinti jaunoms, gražioms, talentingoms merginoms. Jo, aš netgi siūlyčiau pilietybės komisiją sujungti su Lietuvos Miss Lietuva komisija, kur tada komisijos pirmininko kėdėje subsekventualiai sėdėtų Benas Gudelis, jo kairioji ranka, dešinioji ranka Jogala Markūnas ir kairioji ranka Marijonas Mikutavičius. Jie tikrai šitų pilietybių bereikalo nedalintų. Jo, tiesą pasakius, ilgokai mes čia laukėme naujo piliečio nuo pat Borisovo laikų. Nu, Alas Borisovas ilgokai dar neslaukėme. Šitaip eina, eina vyrai namo, eina iš baro su dainom, grįžta iš kazino. Šitaip eina vyrai namo, eina iš baro su dainom, grįžta iš kazino. Eina vyrai namo, hei, grįžta iš kazino, hei. Saulė jau seniai jūroje nuskendo, moteris vaikams sumingus savo vyrų pasigenda, laukiant į šviesą languos, oi vaje, ar sugrįžęs jis paguos, ar nuvirs nuo kėdės. Šitaip eina vyrai namo, eina iš baro su dainom, grįžta iš kazino. Šitaip eina vyrai namo, eina iš baro su dainom, grįžta iš kazino. Nuo senų iki mūsų dienų, oi vaje, niekas vyrams nesvarbu, oi vaje. Laikrodis jau rodo 3 valandas nakties. Laikas rodo eit namo, kas taksi iškvies. Prieš palikdamas draugus, pažiūrėk į stalą. Velnio blogiau nebus, dar po vokalą. Šitaip eina vyrai namo, eina iš baro su dainom, grįžta iš kazino. Šitaip eina vyrai namo, eina iš baro su dainom, grįžta iš kazino. Šitaip eina vyrai namo, eina iš baro su dainom, grįžta iš kazino. Šitaip eina vyrai namo, eina iš baro su dainom, grįžta iš kazino. Šitaip eina vyrai namo, eina iš baro su dainom, grįžta iš kazino. Šiandien gruodžio 31 vakarą gyvenimo kelyje, pažymėsime tokią naują, kaip ir gyvenimo tokią stotelę. Tai norėčiau su jumis, pašnekėti apie kelionės. Kelionės. O, esu patyręs keliautojas, kaip Markas Polosas. Žinokit, pažįstu Hurgardą geriau negu Šventąją. Su manim gatvėje net arabai sveikinasi. Vieną kartą pakvietė į musulmonų brolijos kažkokį tai susirinkimą. Tai aš atėjau, sakau, aš nieko prieš, bet buvau biškį alaus išgeris, tai neįleido, sako, biškį negražu. Žinot, apie jūsų kelionės mes šiaip ir taip viską jau žinome. Tai aš siūlyčiau pašnekėti apie kitų kelionės. Kas jūsų galva pretenduotų į 2013 metų kelionės, tokį statusą apdovanojimą? Supratot, kas? Kas čia galėtų būti? Loretos kelionė į Kijevą, Tėtos kelionė į Čikagą, Eglijos kelionė į Londoną, Žilvino kelionės tuda-siuda, obratna. O gal Starkaus ir Radzevičiaus kelionė į Tailandą?
Ne. Ką daro du vyrai Tailandė, naujųjų metų išvakariai, tai čia jau atskiros temos vertas pokalbis. 3 valandos nakties kalbos. A koks nors ūkininkas pėsčias iš Vokietijos negrįžo šiemet? Šiemet ne. Tai tik dar sykį įrodo, kad esame maža agrarinė valstybė ir metų kelionių pas mus nebėra. Kai rankos ieško tavo kvapo, kai akis liečia tamsoje, kai lūpos nieko nebemato, pasiklystų tavo plaukuose. Dar arčiau manęs, prisiglaus kaip debesis nuneš. Dar aukščiau, dar arčiau nakties. Man taip reikia tavo. Jeigu nori padaryti man tai, jei nori padovanoti tai, pasakyk nors kartą prašau. Saldžiai ir lengvai, kaip dangus, kaip mano sapnai, tu pasakyk nors kartą prašau. Jeigu nori padaryti man tai, jei nori padovanoti tai, pasakyk nors kartą prašau. Saldžiai ir lengvai, kaip dangus, kaip mano sapnai, tu pasakyk nors kartą prašau. Kai mintys prašo tavo balso, kai naktys kviečia pas tave, kai vėjas ieško tavo vardo, nesuranda pasiklydęs lietuje. Dar arčiau manęs, prisiglausk kaip debesis nuneš. Dar aukščiau, dar arčiau nakties, man taip reikia tavo. Jeigu nori padaryti man tai, jei nori padovanoti tai, pasakyk nors kartą prašau. Saldžiai ir lengvai, kaip dangus, kaip mano sapnai, tu pasakyk nors kartą prašau. Jeigu nori padaryti man tai, jei nori padovanoti tai, pasakyk nors kartą prašau. Saldžiai ir lengvai, kaip dangus, kaip mano sapnai, tu pasakyk nors kartą prašau. Kai mane, kai tave tyliai jausmai reikia, lietuje, pagale patraukiniam sapne. Jeigu nori padaryti man tai, jei nori padovanoti tai, pasakyk nors kartą prašau. Saldžiai ir lengvai, kaip dangus, kaip mano sapnai, tu pasakyk nors kartą prašau. Jeigu nori padaryti man tai, jei nori padovanoti tai, pasakyk nors kartą prašau. Saldžiai ir lengvai, kaip dangus, kaip mano sapnai, tu pasakyk nors kartą prašau. Jeigu nori padaryti man tai, jei nori padovanoti tai, pasakyk nors kartą prašau. Saldžiai ir lengvai, kaip dangus, kaip mano sapnai, tu pasakyk nors kartą prašau. Mauzeri, nors ir taip gera nuotaika nuo estrados lempučių ir nepaprastai žiauriai geros muzikos, kurią mes transliuojam, bet aš jums vis tiek dar pagerinsiu nuotaiką, klausykit manęs įdėmiai, pasirodo, sekančiais metais kūčios bus trečiadienį. Subsekventualiai, pirmoji kalėdų diena ketvirtadienį, antroji penktadienį, o po to, kas? Šeštadienis, sekmadienis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad gaudasi ilgiausias savaitgalis, kuris prasideda jau nuo savaitės praktiškai pradžios. Suprantat, kaip fainai? Nu, aš nelabai suprantu, ko jūs taip iš anksto džiaugiatės, buvo reikia dagyventi kitų kalėdų dar, kaip sakomas. Dagyventi reikia lyg į bulviakasio, o kalėdos nori, nenori vis tiek ateina. Kaip jums toks posakis, kaip metus sutiksi, taip tu juos prašyksi, praleisi. Visiška nesąmonė. Aš visus naujus metus sutinku su šampano bonkė lauke. Jūs kitaip manęs su šampano bonkė lauke niekada ir nepamatysit. Suprantat, reiškia, aš nepraleidžiu metų su šampano bonkė lauke, nepaisant to, kad juos sutikau. Ar aišku jums pelė? Aišku. Nes ganas, kad aš visą pato gyvenimą turiu visus metus su šampano lauke. Tai aš šūdo. Iš kur tokie pinigai ant šampano kasdien? You should know my
man blogai, kai tavęs nėra šalia ilgai. Noriu rėkt, noriu staut, lyg žuva, kuri sunku apgaut. Nieko nėra sunkiau už meilę, nieko nėra sunkiau. Jau nepadės ir gražiausios eilės, laivas kasta vis giliau. Prašviesėjo ilgos juodos naktys, tu vilkų šešėlių pavirtai, lygi ryto gėrėm už vienatvę ir visi nubudo per vėlai. Nebijok, neskaudės tavo žodžiais nukaltos širdies. Man gerai, tu šalia ir nereikia čia ilgiau, la 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 la. Nieko nėra sunkiau už meilę, nieko nėra sunkiau. Jau nepadės ir gražiausios eilės, laivas kasta vis giliau. Prašviesėjo ilgos juodos naktys, tu vilkų šešėlių pavirtai, lygi ryto gėrėm už vienatvę ir visi nubudo per vėlai. Prašviesėjo ilgos juodos naktys, tu vilkų šešėlių pavirtai, lygi ryto gėrėm už vienatvę ir visi nubudo per vėlai. Nežinok, man blogai, kai nėra tavęs šalia ilgai. Kas vėluos, tas nespės rasti išeitį iš padėties. Nieko nėra sunkiau už meilę, nieko nėra sunkiau. Jau nepadės ir gražiausios eilės, mūsų laivas kasta vis giliau. Prašviesėjo ilgos juodos naktys, tu pilkų šešėlių pavirtai, lygi ryto gėrėm už vienatvę ir visi nubudo per vėlai. Prašviesėjo ilgos juodos naktys, tu pilkų šešėlių pavirtai, lygi ryto gėrėm už vienatvę ir visi nubudo per vėlai. Prašviesėjo ilgos juodos naktys, tu pilkų šešėlių pavirtai, lygi ryto gėrėm už vienatvę ir visi nubudo per vėlai. Ir visi nubudo per vėlai. Ir visi nubudo per vėlai. Aš, Maus, ir jums prisipažinsiu, aš nusikaliau per šitos metus, suprantat? Nu, tiksliau per antrąją jų dalį. Aš turiu minį, tas pirmininkavimas Europos Sąjungai išsunkė visus syvus. A prie ko čia jūs? A prie to, kad aš buvau dvasiškai kartu su Linu Linkevičiumi. Aš su juo kentėjau. Žmogus jautėsi tarsi daugiabučio bendrijos pirmininku, kur ten apatinio aukšto gyventojai nori perdažyti sieną ar ten ją pakeisti kažką tai, o kiti gyventojai nori pakeisti naujas įstatyti stiklą į lauko duris, o pinigų yra tik tais mažom vinutėm šitom adatėlėm, kur skelbimus kabinėje apačioje, kur smirda. Pirmam aukšte, kur šunys prišykę. Aš žinokit, skaitau, kad mes supirmininkavome tikrai gerai. Panaudojom pirmą kartą valdovų rūmus pagal paskirtį, ane? Nu, teisingai. Žiūrėkit, kitą kartą kada dabar jau panaudosim? Po kokių 14 metų, nu, tik tais. Ir po to jau reikia, žiūrėkit, ir atnaujinimo, renovacijos už kokių 150 milijonų. Eurų, nes lytų tada jis jau nebebus. Dabar Graikija, pirmininkaus, tai man įdomu, ką jie bandys atsivesti į Europos Sąjungą, kaip mes bandėm atsivesti Ukrainą. Nieko nebandys. Jiems svarbu Akropolį išnaudoti, nes stovi tuščias kaip valdovų rūmai. Tai nutiko prieš kelis, o gal vienerius metus. Susitikom prie taksi, tu buvai toks patrauklus. Pasisiūlė palydėt, pavežėt iki namų.
šaltas žvilgsnis liūdesys. Ką ne taip aš padariau, kas man tiesą pasakys. Tik apie tave aš labai ilgai galvojau, savo džiaugsmą ilgesį su tavim kartu radau. Ir visą save aš tą naktį dovanojau. Tavo žodžių šlamesį, tavo lūpų kuždesį, aš lig šiol save matau. Tik apie tave aš labai ilgai galvojau, savo džiaugsmą ilgesį su tavim kartu radau. Ir visą save aš tą naktį dovanojau. Tavo žodžių šlamesį, tavo lūpų kuždesį, aš lig šiol save matau. Aš lig šiol save matau. Gerbiamas Jurski, jūs vat kaip teatro žmogus, jūs teatre lankotės? Nu, tai aišku, kas priklausimas, bet aš vaikštau tik tais į nacionalinio domino teatro premjeras. O jūs vat kaip teatro žmogus, vat kaip jūs išgyvenote, kad šiemet paskutinį kartą buvo parodytas Nekrošiaus Gamletas? Gamletas. Čia tas, kur Mamontovas 5 valandas su kaukolė sėdi, dumoja, ko jam pagaliau užaugus būti ar nebūti. Būtent šitas spektaklis. Ir kaip jūs atsinešate į tą faktą, kad 14 metų rodytas spektaklis, nu kaip ir viskas baigėsi. Čia stebėtis reikia, kaip toks daiktas, šitoks daiktas išbuvo 14 metų. Lietuvoje, mažoje agrariniai valstybei. Taigi čia visi miestiečiai jau buvo nuvėję jį, o kai kurie net po 2 kartus. Vieną kartą žiūrėjo, ko Mamontovui būti, kai jis pagaliau užaugs, o kiti žiūrėjo, ko jam nebūti, kai jis pagaliau užaugs. Miestiečiai? Na, aišku, kad miestiečiai. Kaime jokio Gamleto nereikia. Svetima problematika. Mažoje agrariniai šalyje yra tik viena vienintelė pjesė, kuri yra amžina. Tai Žaldokinė. Graži, juokinga, faina ir dar su moralu. Tai gal Mamontovas galėtų vaidinti Žaldoką artimiausius 14 metų? Tai jo, sakyčiau, jo. Žmogus negeria, reiškia, ne vieną spektaklio nepraleis. O per 14 metų pas maestro Nekrošių. Dievų Olimpe. Po tiek metų praktikos. Nu, tai jis tikrai turėtų, skaitau, suvaidinti Žaldoką. Tu likai su manim, visada tai prisimink. Lai ruduo plėšo lapus, jausmas kartus, jis toks trapus, jo niekada nepamiršiu. Tu buvai nuostabus. Bet daugiau nieko nebus. Man sunku, bet gyvenu. Jausmas kartus,
jis toks trapus, jo niekada neužmiršiu. Aš ir tu buvom ilgai kartu, jau nėra tų nuostabių naktų. Meilė man tolima ir liūdna praeitis, bet visada aš žinau, tai juk lemtis. Jos niekada nepamiršiu. Mielas Surski, mėly mūsų komandos nariai, operatorius, mielas žiūrovas. Palinkėdamas ateinančių metų naujųjų progą, norėčiau visiems palinkėti laimės, Pinigų, sveikatos, pinigų, džiaugsmo, pinigų, kūrybiškų metų. pinigų. Jūs galite vieną kartą baigti šitais pinigais. Kaip baigt? Jūs suprantat, kad šitie metai yra paskutiniai metai su mūsų nacionalinė valiuta litų. Jūs žinot, kiek reikės pinigų atspausinti naujiems pinigams. Gerai, linkim ir pinigų. Nu tai su naujaisiais metais. Šiais metais žiūrovas nestabdom. Tegul šampano pursluose nuskęsta negandos ir skausmas. Tegul laimės pursluose bus dominuojantysis jausmas. Tai brunderšaftų, kaip sakoma. Šafter brundurų. Šafter. Kur yra ta bauda? Aš dabar reposiu. Jau. Turėjau daug draugų, tu turėjai jų dar daugiau, nors ir dviesa mums smagu, bet juk buvo būrys smagiau. Egle mano sesa, mudviejų dala, džiaugtis laimė dviesa ir liūdėt šalia. Egle mano sesa, mudviejų dala, džiaugtis laimė dviesa ir liūdėt šalia. Mus išskyrė su draugais ir nereikia ieškot kaltų. Stovi eglė po langais ir kaštonai, tai aš ir tu. Egle mano sesa,
mudviejų dala. Džiaugtis laimę dviesa ir liūdėt šalia. Eglė mano sesa, mudviejų dala. Džiaugtis laimę dviesa ir liūdėt šalia. Žinau, jog šį vakarą Žalgirio arenoje yra viena moteris vardu Eglė. Bet aš nežinau, galbūt yra daugiau. Yra. Tai kągi, bičiuliai, visoms esančiom merginoms vardu Eglė, padainuokime šios dainos priedainį. Eglė mano sesa, mudviejų dala. Džiaugtis laimę dviesa ir liūdėt šalia. Eglė mano sesa, mudviejų dala. Džiaugtis laimę dviesa ir liūdėt šalia. Repas